Būsiu lakoniškas. Geriau žaidė Jurbarkas Karys. Sakyčiau, gal taip labiau norėjo laimėti. Tai ir įrodė 40 minučių ir aišku, jų meistriškumas rodo, kad pas LKL buvusios senukus paroko dar yra. Realiai jie visą žaidimą ir padarė. Taip, kad žaidžiam tikrai su protinga, subalansuota, gera komanda, tai nebus lengva. Bet ties šituo rezultatu mes tikrai nepasiduosim, tai kovosim iki galo. Tai aš manau, kad čia Delfi žiūrovai pamatys dar ne vieną gražią kovą. Pirmiausia, tai sveikinimai visai mūsų komandai, mūsų labai geriems fanams, kurie atvažiavo į šitą tapusį jau derbį Jurbarkas Šakiai. Tai smagu, kad ta serija, kaip sakant, įsilygino. Truputį po to pirmų rungtynių reabilitavomės, tai toks truputį atodusis lengvas jaučiasi, tai labai smagios rungtynės, sakau, smagu, kad mes tas rungtynės kontroliuojam nuo pat pradžios ir, sakau, svarbiausia, kad mes jas laimėjom. Geros gynybos, gerų planų, laikymusi dėka ir šaunuolis, sakau, labai džiugu ir dar kartą sveikiname komandai.